Labadiena, esu Vaidotas Dauskurdas. Pradedame seminarą Asmens duomenų apsaugos reikalavimų gyvendinimas įmonės buhalterijoje. Aktualios, praktiniai patarimai ir pavyzdžiai, ginčai ir galimos grėsmės. Medžiagos pirmajame puslapyje matome schemą bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir jo santykis su Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tai tikriausiai niekam nepaslaptis, jog pagrindinis teisės aktas reglamentuojantis asmens duomenų rinkimo, saugojimo bei panaudojimo tvarką, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Toliau seminare vartosime savokas tiek reglamentas, tiek BDARas, kada apibūdintume šį teisės aktą. Lietuvoje jis taikomos nuo 2018 m. gegužės 25 dienos. Reikia pažymėti, jog BDARų įsigaliojimo poveikis buvo tikrai didelis. Dar prieš įsigaliojimą stipriai išaugo dėmesys asmens duomenų apsaugai, asmens duomenims. Žmonės staiga suvokia, kad su jais susiję duomenys yra vertybė, kad jie turi būti renkami, saugomi ir naudojami atsakingai. Mūsų atveju BDARas reikšmingas, nes aptarė ne tik fizinių asmenų teisės dėl jų asmens duomenų tvarkymo, bet tuo pačiu įtvirtina ir įmonių pareigas šioje srityje. Mat praktiškai kiekviena įmonė susiduria su asmens duomenų tvarkymu. Tai darbuotojų asmens duomenų, tai jų pirkėjų, klientų, tiekėjų duomenų tvarkymų. Todėl kiekviena įmonė privalo tam skirti atitinkamą dėmesį. Tuo pačiu reglamentas įtvirtina ir tam tikrą kontrolės mechanizmą, kaip asmens duomenų subjektas gali savo teisės įgyvendinti, kaip gali reikalauti tų teisių įgyvendinimo. Patvirtina institucija, kuri prižiūri šių reikalavimų įgyvendinimą Lietuvoje, tai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos tam tikras funkcijas apibrėžiama šitame reglamente. Tuo pačiu reglamentas aptarė, kokios sankcijos gali būti taikomas įmonėms, kurios pažeidžia BDARų joms nustatytas pareigas. Beje, tos sankcijos yra ganėtinai didelės. Lietuvoje baudos taip pat jau yra taikomas, skiriamos ne vienerius metus, jos taip pat yra gana ženklios. Jeigu kalbant jau konkrečiai apie BDARų įsigaliojimą, jo taikymą Lietuvoje kaip teisės aktą, tai reikėtų pirmiausia paminėti, jog reglamentas nėra mums jau toks įprastas, kaip mums įprastas teisės aktas, būtent šitas reglamentas. Mes esame pratę, tarkim, prie darbo kodekso, civilinio kodekso, kurie pateikia tam tikras privalomas konkrečias elgesio taisyklės. Tarkime, jeigu mes kalbame apie darbo kodeksas pakankamai aiškiai apibrėžia, tarkim, ką darbdavys turi atlikti, norėdamas atleisti darbuotoją vienu ar kitu pagrindu, prieš kiek laiko turi įspėti darbuotoją, kad įspėjimas turi būti raštiškas, kas tame įspėjime dėl darbo santykių nutraukimo turi būti numatyta. Tas pats, sakykime, jeigu darbuotojas nori nutraukti darbo santykius, prieš kiek laiko jis tai turi padaryti. Tai mum įprasti teisės aktai nustato pakankamai konkrečias ir gana, aiškiai gyvendinamas teises ir pareigas subjektams, kurie nori pasinaudoti tomis teisėmis. Tuo tarpu BDARas yra toks ganėtinai abstraktus teisės aktas, kuris įtvirtina labiau tam tikrus principus, kurių privalu laikytis. Kalbama apie tos taisyklės, kurios įtvirtintos reglamente, jos turi pakankamai daug išimčių, tas taikymas irgi darosi ganėtinai komplikuotas, o to labiau, kadangi, kaip minėta, tai yra pakankamai abstraktus teisės aktas, įtvirtinantis labiau principus negu konkrečius dalykus. Būtent tai ir daro reglamento taikymą ganėtinai sudėtingą, jo pritaikymą ganėtinai sudėtingą procesą, nes reikia ne tik žinoti, ką reglamentas numato, tačiau tuo pačiu reikia ir pakankamai tiksliai, tinkamai interpretuoti reglamento
nuostatas. Būtent todėl medžiagoje rasite pakankamai daug valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teikiamų išaiškinimų, tam tikrų rekomendacijų, kaip reikėtų tvirtinti, kaip reikėtų taikyti reglamento nuostatas praktikoje, nes manome, jog būtent duomenų apsaugos inspekcija kaip ta institucija, kuri prižiūri, kaip bendrasis duomenų apsaugos reglamentas taikomas Lietuvoje, gali tinkamai interpretuoti jo taikymą Lietuvoje. Taip pat reikia pažymėti, jog duomenų apsaugos asmens duomenų tinkamą, sakykime, taikymą, šių reikalavimų įgyvendinimą reglamentuoja taip pat ir asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kuris beje ir nustato, kad valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra ta institucija, kuri kontroliuoja šios teisinių santykių sferos taikymą Lietuvoje, apibrėžė šios institucijos inspekcijos įgaliojimus, teisės, kokie kontrolės funkcijos jai yra priskiriamas. Bet numato, kad šalia to veikia ir taip pat žurnalistų etikos inspektorius, kuris irgi turi tam tikrus įgaliojimus šioje srityje. Apie tas institucijas dar šiek tiek kalbėsime vėliau, baigdami seminaro medžiagą, kuomet kalbėsime apie ginčus, sankcijas taikomas už pažeidimus šioje srityje. Na ir trečia grupė teisės aktų, kurie reglamentuoja šią sritį, tai kiti nacionaliniai teisės aktai. Tai yra tiek įstatymai, tiek įvairūs poįstatyminiai aktai. Jeigu kalbant apie įstatymus, tai galima paminėti, išskirti tiksliau, tai elektroninių ryšių įstatymą, reklamos įstatymą, informacinės visuomenės paslaugų įstatymą, visuomenės informavimo įstatymą. Bet be abejo, šalia jų yra ir mano minėtos valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos priimti įvairūs išaiškinimai, rekomendacijos, kurios patikslina, kaip vienas ar kitas reglamento reikalavimas turi būti įgyvendinamas praktikoje. Kalbėdami beje apie asmens duomenų tinkamą tvarkymą įmonėse, pirmiausia, natūralu turėtumėm aptarti ir pačias savokas, susivokti, išsiaiškinti, kas tai yra asmens duomenys, kas tai yra asmens duomenų tvarkymas, kas yra asmens duomenų valdytojas ar tvarkytojas. Taigi, matote, antrame medžiagos puslapyje yra pateiktos svarbiausios savokos. Tai yra ištrauka iš reglamento, kur sakoma, kad asmens duomenys tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybė galima nustatyti. Duomenų tvarkymas tai bet kokia veikla su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacijų seka. Tai pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas, persiuntimas, platinimas, vienaip ar kitaip sudarant galimybę juos panaudoti, sugretinimas, ištrinimas, sunaikinimas, apribojimas. Kitaip tariant, asmens duomenų tvarkymas tai bet kokie veiksmai, kurie atliekami su asmens duomenimis. Na ir kitos dvi reikšmingos savokos mūsų seminaro metu tai duomenų valdytojas, fizinis arba juridinis asmuo ar kita įstaiga, kuri viena ar draugė su kitais subjektais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemonės, o duomenų tvarkytojas tai subjektas, kuris duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.